Sveikuliukai, pupuliukai. Arba labas rytas. 6:30 ryto. Ir šiandieną važiuoju ten, kas man labai patinka. Arba tiksliau stebėti to, kas man labai patinka. Kažkada labai seniai mano brolis pradėjo važiuoti ralyje ir su autosportą po to pamilau ir aš įsitraukiau. Aišku, pas mane įsitraukimas buvo toksai pseudo-realistas labiau. Turėjau Mitsubishi Colt 1.8 variklių, 103 kW. Tai žinoma, tų finansų kiek buvo, kiek nebuvo. Kur papuldavo pavažiuoti, ten pavažiuodavau, kur nepapuldavo, ten nepavažiuodavau. Automobilis buvo lipdomas iš plastelino, jeigu taip grubiai sakant, bet ta meilė nuo to laiko išliko autosportui, ypač raliui. Ir šiandieną važiuoju stebėti Žemaitijos ralio į Kelmę. Gimtieji kraštai, viskas žinoma. Tai va, prisišliejau prie Sūnėno komandos ir važiuosiu iš paskos, žiūrėsiu, kur mane ves. Visi ten jie hebra jau atkalę, žino, kur važiuoti. Tai va, dabar susitinkam degalinėje ir važiuosim stebėti ralio. Tai tikiuosi šis video pavyks, kam patinka autosportas, kam patinka ralis, pasistengsiu pafilmuoti. Deja, arba, kaip čia pasakyti, truputį yra nepatogumų, nes lyja. Bet tikiuosi truputį dienojus nustos, nors, kaip sakoma, ralius ir galiams nėra blogo oro. Važiuojam! Tarp kitko, aš su atributika Rally for Fun autosporto klubo. Kažkadais, kada važiavau su Coltu, priklausiau ir aš klubeliui. Tai čia mano brolio iniciatyva sukurtas klubas. Tai aš turbūt su savo afigienu raliniu bolidu, ne raliniu labiau ten buvau vienas iš pirmesnių. Dabar žinoma, aš, kadangi išvažiavęs į Norvegiją, labai mažai dalyvauju ir negaliu savęs vadinti ralio for fun klubiečiu. Aš esu sirgalius. Tai va, važiavome degalinę, lauksim hebros ir judėsim toliau į trasas. Tikiuosi pavyks kažką pafilmuoti ir gero žiūrėjimo. Ir dar kaip vienas žinomas ralio sporto, kaip čia pasakyti dabar, kaip vienas žinomas labai gerai Lietuvoje ralio sporto profesionalas, ekspertas, vairuotojas, važiuotojas, dėdė Notkus pasakytų: labas ralis. Stebint ralį, būnant man Norvegijoje, aišku, labiau internetu, dėl ko mane vis labiau ir labiau traukė kaip žiūrovą, aišku, kaip vairuotoją trauktų, jeigu būtų pakankamai lėšų, gal pabandyti būtų, bet žinoma, aš ir tais laikais, kai važiuodavau, toksai buvau labiau pseudo ralistas, tai viskas labiau buvo iš idėjos labiau ir iš meilės. Tai nemanau, kad būtų, ta prasme, jeigu būtų buvę finansų, pinigų, nemanau, kad aš būčiau buvęs labai ten žiauruminis realistas ar lenktynininkas. Nors nieko negali žinot. Bet šiaip labiau iš meilės ir iš to, kad labai patinka. Ir taip visada sakiau, jeigu kada nors gyvenime būtų proga dar kur nors padalyvauti autosporte,
pavažiuoti ar pabūti bent jau šturmano vietoje, nors šturmano vieta irgi gan sudėtingas reikalas. Tai niekada, manau, neatsisakyčiau, jeigu būtų tokia galimybė. Na, bet čia taip pasvajojant, pagalvojant, aišku. Čia dar viena iš svajonių, kur aišku, dabar nėra mano prioritete, bet šiaip, kadangi šiandieną ralio diena, tai galiu pasvajoti, pakalbėti apie tai, kas mano galvoje dedas, kas susijęs su autosportu, su raliu. Tai va, šiuo momentu, žinoma, aš esu visiškas sirgalius, Rally for Fun klubo palaikytojas, taipogi mūsų iš mano kaimo du labai gabus ralio driveriai, tai broliai Buivydai važiuoja Rally for Trophy įskaitoje ir praeitais metais jiem truputį nepasisekė ir jie liko antri, o šiais metais aš manau, kad jie ims laurus o Rally for Trophy laimėtojai laimi piniginę sumą, kuri yra, kiek aš aišku nelabai įsigilinęs, bet laimi piniginę sumą, kuri yra skirta sekantiems metams, sakykime, Europos ralio čempionato dalyvavimui. Kažkas taip turėtų skambėti. Jeigu kažką netai pasakiau, gal pasitikrinsiu, kai montuosiu, užrašysiu. Nežinau. Na, bet pamatysim. Tai va, laukiu Chebros. Turėjo 7 būti, bet 2:07 dar nėra. Laukiu. Aš kaip visada anksti. Nes mėgstu būti anksti. Esu iš tų žmonių, kurie atvažiuoja daug anksčiau. Visada. Ir laukia. Nemėgstu vėluoti ir nemėgstu vėluojančių. Tai visada sakau, jau geriau anksčiau, negu kad vėliau. Man kažkaip mažiau atvažiuoju anksčiau, sėdu ramiai, mažiau streso kažkaip patiriu tuo klausimu. Tai čia iš paskutinio vlogo, jeigu kas žiūrėjo, tai turbūt supratot, kad anksčiau mėgstu išvažiuoti, nes atvažiavau gerų pusdienių anksčiau prie kelto. Tai va. Ką čia daug kalbėti, laukiu, važiuojam ir tikiuosi kažką parodysiu iš trasų šiandieną. Neįsivaizduoju, tiesiog važiuoju be savo plano, prisišlėjau prie Chebros ir žiūrėsim, kaip gausis. Einam pirmą do pažiūrėti. Kaip sekas? Parodė čia raudoną brigadą. O. Sirgalių gvardija. Pagirdėjau, o kodėl tu? Kodėl tu nesu sirgalių atributė? Supratau, nenusipelnė. Neblogai. Trasa uždaroma, varžybos prasideda, trasa uždaroma.
Jo. Neblogai. Kas čia, Ponšiaučiūns? A gerai pravažiavo? Gerai. Technical problems. Medžiotojai. Tun. Ačiū dėdė Notkau.
Hebra fotkės daro. Truputį išrausė. Pažiūrėjom pirmą, trečią dopą. Važiuojam link 6 turbūt. Tai yra, važiuoju aš iš paskos. Su va, Rally for Fun hebrikė. Žiūrėsim.
ką, atvažiavau į Kelmę, einu ieškoti serviso parko. Pasistačiau kažkur va prie Maksimos ir varau ieškoti. Tenai gal kažkur rasti turėčiau. O, lyg tai radau. Sugebėti Kelmėj pasiklysti. Į tą pusę visai daėjau. Nu va, palapinės reiškia serviso parkas. Jo, automobiliukų dar nėra, tai neapsimoka čia ir nieką filmuot. Lauksim, kol grįšim. Arga, Rally Žemaitija. Tuoj suvažiuos visi į servisą. Vaškys. Filmuojam, kaip Giedrius filmuoja. Aplankėm Giedrių, einam dabar Šiaučiūno ieškot. O, pažįstamą matau. Filmuoju. Giedrius, Firantas, va, pasikabinės, Steponavičius. Chebra visi kietadančiai. Va, radau ir Šiaučiūną. Eisiu selfiuką paprašyti. Vėlą Racing. Tai ir pakeičiau. Nu va, atvažiavom į dar vieną dopą, į mano žiūrėti, mūsų žiūrimą, būsimą žiūrimą paskutinį. Einam ieškoti čikės, matau, Chebra kažkur įlindo, tai lys ir aš, kažkur ten. Pievom. Kas gerai, kad saulikė, opa. O rytą galvojau, kad nors jo, prognozė rodė, kad bus debesuota be lietaus, bet nerodė, kad tokia saulėta bus, tai jau ir su trumpom rankovėm. Jėga.
Jis net nenutokė. Keičiam lokaciją. Bėgam greitai į kitą vietą. Ir bandysiu pafilmuoti kitų kampų. Baisulinis filmuotojas. Žiūrim, kaip čia atrodys. Ne, čia draugelka neskanu. Bet labai įdomu.
viskas jau pasiėmė kažką negero. Na ką, ralis baigtas. 8 valandos vakaro. Pravažiavo paskutinis bagiukas. Na, žinoma, ralis kai kam dar nebaigtas, dar čia važiuoja. Dar bus apdovanojimai. Bet aš jau važiuoju namo. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi įdomių vaizdų bus. Tai buvo įdomių vaizdų, tikiuosi. Iki. Paspauskit like, pasidalinkit, parašykit komentarą. Ačiū.